Valdantieji ėmė vis garsiau kalbėti apie progresinių mokesčių įvedimą. Nors Lietuvos socialdemokratai progresinius mokesčius savo rinkiminėje programoje numatė dar 1996 metais. Tačiau konservatoriai ir jų sąjungininkai šį pasiūlymą lig šiol ignoravo. Šitą nuostatą esam įrašę į mūsų socialdemokratų rinkiminę programą ir šiuo metu. Ir esam taip pat jau paruošę įstatymo projektą. Ir tas įstatymo projektas buvo paruoštas 2000 metais, būnant valdančioji daugumoje. Ir norint priimti šitą įstatymą, prieštaravo tuo metu pagrindė darbo partija ir neradom bendro sutarimo vyriausybėje. Ir šito klausimo priėmimas buvo atidėtas vėlesniam laikotarpiui. Po to, aišku, mes, būdami ir opozicijoje, vėl naujai registravom patobulintą progresinių mokesčių įstatymo projektą, kuris šiuo metu yra svarstomas Seime, bet biudžeto ir finansų komitetas pateikė neigiamą išvadą, kad šitam įstatymo projektui reikia nepritart, nors praėjus gal 2-3 savaitėm po biudžeto ir finansų komiteto paruoštus išvados, Seimo pirmininkė pradėjo kalbėti apie progresinių mokesčių įstatymo svarstymą ir priėmimą Seime, kad būtų galima sumažinti socialinę atskirtį tarp Lietuvoje gyvenančių žmonių. Tai reikia pripažinti, kad vis dėlto ir konservatoriai, netgi ir pati Seimo pirmininkė, kaip nebūtų keista, pradėjo galvoti, kad socialdemokratų partijos pateiktos idėjos vykdant mokesčių reformą yra teisingos, nors aišku, tai jiems yra labai sunku pripažinti ir nusileisti, kad toks įstatymo projektas būtų svarstomas. Bet aš manau, laikas parodys, ar tai yra tik Seimo pirmininkės populistiniai žodžiai, ar tai yra realūs žodžiai, kurie turėtų virsti įstatymų svarstymų Seime, kartu su biudžeto įstatymų svarstymu ir turėtų būti priimtas taip pat kartu su biudžeto įstatymu. Socialdemokratai siūlo ir nekilnojamojo turto mokesčio įvedimą, priklausantį nuo turto vertės ir dydžio. Šitas įstatymas yra labai svarbus, pirmiausia, siekiant įgyvendinti Lietuvoje solidarumo principą. Visame pasaulyje praktiškai yra taikomas šitas įstatymas, kada tam tikra turto dalis yra neapmokestinama. Tai norėčiau pabrėžti, kad žmonės, kurie turi būtus iki tokio dydžio maždaug iki 120–150 kvadratinių metrų, taip pat ir gyvenamosius namus iki 200 kvadratinių metrų, jie turėtų būti neapmokestinami. Taip pat turėtų būti neapmokestinami gal tie būtai ir namai, kuriems buvo paimtos paskutiniu metu paskolos, ypač kada nekilnojamo turto rinka buvo išvystyta ir šiuo metu tie žmonės moka paskolas už bankams ir arba baigė statyti gyvenamosius namus ir būtus, arba jau yra pasistatę. Tai manau, šitas įstatymas tų žmonių neturėtų paliesti. Čia yra kalbama jau apie nekilnojamą turtą, kuris priklauso fiziniams asmenims, vadinamąjį didelės vertės. Tai galėtų būti virš milijonų litų vertės. Ir tie žmonės turėtų iš dalies prisidėti tam tikrą mokesčių sumą prie solidarumo siekimo ir šiek tiek finansinės padėties pagerinimo Lietuvoje. Būtina įvesti ir prabangaus turto mokestį. Mes pagrindę kalbame apie prabangos mokestį, tai turtas, kuris priklauso fiziniams asmenims, didelės vertės, toks turtas kaip jachtos, pilis, įvairiausi rūmai poilsiams pastatyti tam tikruose vietovėse, kaip kurortinėse zonose. Ten, kur yra galimybė tam tikriems asmenims, turintiems didesnis finansinės galimybės išvykti ilsėtis, reiškia, ir manau, kad toks turtas turėtų irgi būti iš dalies apmokestintas tam tikrų tarifų.